dėliosim, tai turbūt, kad antrojo Trumpo politika ir apskritai konkrečiau sakant pastarųjų mėnesių Jungtinių valstijų politika rodo, kad Jungtinės valstijos yra linkusios grubiai taip tariant užsidarinėti, susigrąžinti pramonę atgal iš pigios darbo jėgos šalių. Ir tikėtina, sako ekspertai, kad panašus procesas laukia ir kitų didelių ekonomikų, pavyzdžiui, Europos, ar ne? Ir tai įvardyja kai kurie ekspertai, kuriuos mes čia irgi turime ir aš netrukus pristatysiu, kaip tokią mažėjančią globalizaciją, dėl kurios arba kurios kontekste formuosis pusiau uždaros rinkos, ypač Jungtinės valstijos ir Europa. Tad mes galim tikėtis spartesnės gamybos ir paslaugų reemigracijos iš pigios darbo jėgos šalių, perimant visas veiksmingiausias dirbtinio intelekto ir robotikos praktikas. Skamba sudėtingai, bet mes kalbėsim tikrai kuo paprasčiau, kad kuo daugiau jūsų mus išgirstų, kokias galimybės visą tai, ką čia pakalbėjom, susigrąžinimas pramonės galimas į didžiasias ekonomikas atveria, pavyzdžiui, Lietuvai, kokius kelia iššūkius, kokias grėsmės ir ką turim padaryti, kad tie pokyčiai atneštų daugiau augimo Lietuvai. Tai tokia yra mūsų tema. Su mumis yra Ignitis grupės vadovas, valdybos pirmininkas Darius Maikštėnas, sveiki. Labą dieną. Šalia jo iš tolimojo Alytaus atvykęs Alytaus meras Nerijus Stasiulis, sveiki. Sveiki. Artėja vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Labą dieną. Ir taip pat Invest Lithuania generalinis direktorius Elijus Čivilis. Labą. Kai pristačiau Indrę, čia toks beletristinis bus pajuokavimas, prisiminiau, kad senovėje, kai dar būtent festivaliai vykdavo Birštone, vienoje diskusijoje buvo toks moterų būrelis, jos pakėlė rankas ir sako, mums čia nesvarbu, ką jūs kalbat, mes atėjom pasižiūrėti, kaip atrodo Mačiulis realybėj. Tai dabar yra galimybė pamatyti, kaip realybėje atrodo Pikčienė ir visi kiti. Tai žodžiu, tai ačiū, kad čia esat, ačiū, kad mes dabar pasikalbėsim. Ir pirmas mano toks klausimas po truputėlį visiems, bet pirmiausia ponui Maikštėnui, tai noras toks įsitikinti ir apčiuopti, kad tas reshoringas vadinamas vyksta gal jau ar vyks ir tiesiog apčiuopti, kas šiuo metu darosi. Pone Maikštėnai, ir teisingai mes taip suprantam, kad dėl dirbtinio intelekto ir robotikos tarsi nebereikės tų pigios darbo jėgos tiek daug ir čia sugrįž pramonė. Ar vis dėlto galim taip labiau vertinti, jūs sakot, kad dėl politikos, kurią vykdo dabar Jungtinės valstijos? Na tai čia keli faktoriai susideda į vieną vietą. Žinoma, visų pirma prasideda tokie ganėtinai globalūs pokyčiai. Mes turbūt apie 30 metų, daugiau negu 30 metų matėm labai sparčią globalizaciją, kur iš tikrųjų iškeliant daugelį gamybos iš vakarų šalių į rytų šalis, į žemesnės darbo jėgos rinką, tikrai augo ekonomikos ir vakarų šalių ir taip pat ir tose šalyse, kuriuose atėjo ta gamyba. Na ir natūraliai turbūt pirmas skambutis toks gana aštrus, jau kai daugelis suprato, kad galbūt buvo nueita per toli, buvo per pandemiją, kai iš tikrųjų pradėjo trūkinėti tiekimo grandinės ir europiečiai, ir amerikiečiai suprato, kad net tokių paprastų dalykų kaip kaukės negali patys savo pasigaminti arba neturi atitinkamų vaistų rezervų ir kitų dalykų. Ir tada vėlgi palaipsniui, sakykime, tas galbūt stilius naujos Amerikos administracijos yra toks ekscentriškas, bet už jo yra tam tikri tokie jau, sakyčiau, fundamentiniai pokyčiai besirandantis Amerikoje. Jau dabar turbūt de facto mes turim pokytį muitų, kur kažkur ten apie 20% ar kiek jau globaliai reiškia pritaikyta, jeigu išvesti vidurkį Amerikos muitų, su tikslu ir susirinkti tam tikrą biudžeto deficito problemą spręsti, bet ir pritraukti kuo daugiau investicijų atgal į Ameriką, ypač strateginių, ir todėl tas yra labai aktyviai komunikuojama. Ką tai reikš Europai? Tikėtina, kad užsidarinėjant amerikiečių rinkai
rytų rinkos, ypač Kinija, stengsis tam tikrą perteklių parduoti visų pirma didžiausioje rinkoje Europoje. Čia neišvengiamai anksčiau ar vėliau mes matysime vėlgi tam tikrus poreikius turėti tam tikrą apsaugą Europos rinkų. Na, turbūt geras pavyzdys yra ir tas vadinamas IBAMas, reiškia, kai bando jau ES nagrinėja, kokius įvesti muitus taršiom prekiam, kaip plienas pagamintas nei žalios energijos ir kiti. Na ir užsidarinėjant Europai, vėlgi gali mums atrodyti, kad na čia didelės galbūt problemos ateina ir iš tikrųjų ta globalizacija lėtėja, bet užsidarinėjant Europoje iš tikrųjų atsiras didelis poreikis pergalvoti, perdėlioti, kaip tos didžiosios, ypač energetikai imlios investicijos persiskirstys regione ir kiek jų naujų ateis. Vėlgi teko matyti įvairiausių studijų, vėlgi čia spėlioti ateitį gana sunku, bet tos onshoringo ar reshoringo investicijos į Europos Sąjungoje tarp 30 ir 50 metų gali būti kažkur tarp 5 ir 10 trilijonų eurų. Tai jeigu mes bandytume tą potencialą pritaikyti mūsų šaliai, Lietuvai, Lietuvos BVP berods yra arti 0,5% Europos Sąjungos BVP. Jeigu mes rasime tam tikrus konkurencinius išskirtinumus, apie tai galėsim daugiau pakalbėti, ateityje pritraukiant tas naujos kartos technologijas, duomenų centrus, perdirbimo gamybą, šiaip energetiškai imlias pramonės šakas, tai mes galim tikėtis tų investicijų, na, sakykime, kažkur iki 2%. Čia jau apie Lietuvą kalbant, ne? Ir reiškia, tai ką tai reiškia, tai įsivaizduokime, jeigu 2% nori išoringo investicijų Europos Sąjungai iki 50 metų, tai būtų kažkur tarp 100 ir 200 milijardų tiesioginių užsienio investicijų per tą periodą. Tai yra tas galimybių langas Lietuvai, vykstant tam tokiam globaliam lūžiui. Ir tada uždėkim dar tokį akcentą, kur čia yra energetikos vaidmuo. Jūs sakot, kad kelsimės ten, kur yra perteklius elektros energijos. Anksčiau didelis barjeras Baltijos šalims, Lietuvai, didelėms investicijoms buvo vienas iš didelių barjerų, tai buvo trūkumas pakankamo darbo jėgos kiekio. Mes nesame keliasdešimties milijonų šalis, kad galėtume net ir kvalifikuotų arba vidutinės kvalifikacijos darbo pritraukti pakankamą kiekį. Kodėl amerikiečiai gana drąsiai į tą užsidarimą eina? Todėl, kad sekančius porą dešimtmečių tikrai dominuojant dirbtiniam intelektui, robotikai, poreikis tų pačių jau darbo rankų tikrai mažės ir bus galima daug didesnis kiekius vertės sukurti pramonėje, ne be poreikio importuoti 100,000 ar milijonus darbuotojų iš trečiųjų šalių. Ir dar tada trumpai pasakykim, kaip čia Lietuva energetikos prasme atrodo šią vasarą. Buvo epizodų, kai mes parsigaminam daugiau negu kad mums reikia, ar ne, bet tai nėra tokia kasdienė tendencija. Ir čia ateina Lietuvos galimybė, nes anksčiau buvo didžiulis barjeras darbo jėga, jinai po truputį nyksta ir tada lieka tokie fundamentiniai poreikiai didžiosiom investicijom pritraukti. Tai visų pirma reikia turėti žemės vietos, kur tą gamybą išpildyti ir jeigu taip palyginti, nežinau, Lietuva su Olandija, tankumas gyventojų ir pramonės pas mus yra tikrai mažas ir yra tikrai didelės galimybės suteikti žemę, tada greita biurokratija, greiti leidimų išdavimai, vėlgi mažesnės šalis gali geriau ir tada lieka vienintelis ir esminis konkurencinis pranašumas, nuo kurio pradeda visos didžiosios investicijos dabar žiūrėti, tai yra, ar yra šitam regione energetikos ir ypač konkurencingos energetikos žalios energijos perteklius arba galimas perteklius. Dabar mes tokį jau stebim Suomijoje ir Suomijoje yra multimilijardiniai projektai, jau dabar vyksta didelis kiekis investicijų, eina ypač duomenų centrų, nes Suomija jau pasiekė tą lygį, kai yra viena iš konkurencingiausių energijos kainų zonų Europoje. Lietuvoje mes tą pasieksime tam tikrą tarpinę stotelę apie 28 metus, kai jau ne vieną mėnesį šiemet, balandžio mėnesį mes jau pasigaminom 99% energijos, naudodami vien tik pagrindę atsinaujinančius šaltinius, kurie yra pigiausi.
apie 28 metus mes matom, kad įgyvendinant mūsų grupės ir kitų vystytojų projektus mes pasieksime 100% gamybos lyginant su vietiniu suvartojimu ir nuo tada vyks didysis kainų lūžis, jau didmeninių kainų lūžis ne keliom valandom, savaitėm ar mėnesiui, o jau per vidurkius per visus metus. Jau dabar, jeigu pasižiūrėt statistiką didmeninių elektros kainų, berods Liepos ir Birželio mėnesį Lietuva yra tarp to 5 geriausių šalių Europoje su žemiausiam kainom kartu su Suomija ir Švedija. Kitaip tariant, mes turim galimybių, tuo galimybių langų pasinaudot. Pone Pikčienė, kaip iš ekonominės logikos atrodo, arba jau iš ženklų, ar yra kokių nors pramonės grįžimo ženklų proceso Europoje apraiškų? Taip, tai mes čia bandom taikytis prie naujos tvarkos, bet iš tikrųjų tai ieškome formulės, kaip išnaviguoti chaose, nes tvarkos šiandien pasaulyje nėra. Ir Donaldo Trumpo elgsena yra visiškai, na, sakykime, tas jo art of the deal yra labai, sakykime, modernistinis, nes ten racionalumo kažkokios loginės struktūros surasti yra, na, tikrai nelengva, sunku, griaunami demokratiškiausios šalies realiai visi pamatiniai akmenys. Visų pirma, na, sunku susiorientuoti, ar ta šalis dar turi galios checks and balances, vadinamųjų galios atsvarų sistemą. Taip pat žiniasklaidos laisvė yra ribojama ir panašiai. Tai iš tikrųjų, na, sakyti, kad mes žinome, kokia bus ta nauja tvarka ir sakyti, kad mes žinome, kaip Jungtinės Amerikos valstijos elgsis toliau, yra dar gerokai ankstoka. Bet vis tik atsispirti ir tai pačiai Amerikai iš tikrųjų netaip ir lengvai sekasi tas pramonės įmonės sutelkti, kai yra toks chaoso epicentras. Mes atidžiai stebime makroekonominius duomenis ir matome, kad iki Donaldo Trumpo, būtent Bideno laikotarpiu, kuomet buvo priimtas Inflation Reduction Act, suteikiantis milžiniškas subsidijas žaliai energetikai, žaliai pramoniai ir panašiai, fabrikų statybos labai sparčiai kilo, tačiau pastaruoju metu stebimi yra neigiami statybų apimčių pokyčiai būtent šitame segmente. Kodėl? Ir iš tikrųjų aš manau, kad viena iš priežasčių yra tai, kad verslas neina ten, kur yra neapibrėžtumas. Verslas neina ten, kur neaišku, ką prezidentas pasakys rytoj. Ir investicijos taipogi labai stipriai vertina stabilumą, apibrėžtumą ir aiškias žaidimo taisyklės, nes, na, prognozuoti savo strategiją, perspektyvą į ateitį yra, na, visgi atsispiriama nuo tų makroekonominių kontekstinių dalykų, nuo geopolitinių ir politinių sprendimų ir jų prognozuotumo. Tai iš tikrųjų to Jungtinės Amerikos valstijos neturi. Jungtinės Amerikos valstijos pykstasi su federaliniu rezervų sistema, kaip matome, Donaldas Trumpas ir čia nepriklausomumą centrinio banko bando paminti, tai yra nepalanku doleriui. Ir daugybė yra tų tokių, na, neapibrėžtumo židinukų pačiose Jungtinėse Amerikos valstijose, kurios nėra patrauklios investicijoms. Ir tos investicijos, na, taip jau neskuba, kaip Donaldas Trumpas norėtų keliauti anapus Atlanto. Bet žinoma... Trumpas čia nebus amžinai. Taip. Ir iš tikrųjų ta tokia atsiribojimo, fragmentacijos kryptis, jinai prasidėjo dargi iki Trumpo. Pandemija galbūt buvo toks savotiškas apšilimas, kur pasaulis jau pradėjo fragmentuotis ir suvokti, kad, na, globalizacijos vėliava iškelta, bet yra labai daug trūkumų. Ir atitinkamai jau grįžtant iki Lietuvos to mikroligmens, būtent pandemijos laikotarpis parodė, kad Lietuvai yra be galo palanku priklausyti Europai, būti šalia šitos turtingos ir godžios rinkos ir atitinkamai savo lankstumu sugebėti iššokti ten ir būti ten, kur atsiveria spragos, atsiveria nišos. Nes iš tikrųjų taip kaip po pandemijos ir per pandemiją augo mūsų pramonininkų eksporto srautai į Europą, tai buvo, na, galima tikrai pasižavėti ir ne veltui čia tie ekonomistai keletą metų iš eilės krykštavo, kaip gerai ta ekonomika auga, kaip šauniai mūsų verslininkai susitvarkė su išbandymų tiesioje. Tai iš tikrųjų mums yra labai dėkinga padėtis ir čia mes turime išlaikyti tą savo lankstumą, greitį, adaptyvumą ir gebėjimą atrasti nišas ir jas iššokti. Ir aš vienareikšmiškai pritariu, kad visi konkurencija
konkurenciniai, tie absoliutus pranašumai, pigus energetikos ištekliai, taip pat lankščios verslo sąlygos, kvalifikuota darbo jėga, turi būti tos kryptis, kurios turėtų būti palaikomos, kad ir išliktume tie tokie greiti, maži, bet greiti, nes geriau kartais būti mažam ir greitam, nei dideliam ir lėtam ir tokiam, nejudriam. Mes su Elijum Čivilniu kaip tik kalbėjom prieš diskusiją apie dviračio minimą pirtyje ir štai mes palengva vis patenkam į tas sąlygas kiekvieną minutę dar labiau. Tai tą vis turim pasakyti, kad irgi būtų tam tikras kontekstas. Bet, pavyzdžiui, kalbantis su investuotojais jau dabar, kiek tai, ką panas Mikštėnas sakė, yra tai realybė, kiek jiems svarbu, kad energetiniai ištekliai čia būtų viršijantis apsirūpinimo šalies viduje normą. Kiek iš viso apie tai klausi? Tai čia keletą tokių momentų, kurie buvo pasakyti, aš tik užfiksuosiu. Tai pirmas yra apie nuspėjamumą ir stabilumą. Tai čia vienareikšmiškai, kad tai yra svarbiausia dalis. Ir dar prieš grįžtant apie investuotojus, vis tiek man labai norisi apie tą Ameriką pasakyti, nes čia labai daug kalba ir mums kaip tokiai mažai ekonomikai yra labai labai svarbu, kas vyksta ne tik Amerikoje, Europoje, bet ir visam pasaulyje. Nes jeigu istoriškai žiūrėt, tai krizė iš rytų, Lietuva į vieną pusę, krizė iš vakarų, mes į kitą pusę. Ta prasme, kad mes esam atvira ekonomika ir mums labai labai svarbu, kas vyksta aplinkui. Ir aš tiesą sakant, netgi labai pasigendu tos diskusijos apie tai, kas vyksta aplinkui, nes mes labai dažnai perspektyvą vertinamą, ten pasirinkimą, ką vystyti, kur neva tai valstybė investuoja, pagal tuos tokius sakinius, kurie žiūri tik į vidaus kontekstą. Tas vidaus kontekstas iš tikrųjų visiškai negroja pasauliniui kontekstui, nes tai yra mikroprocesiukai, kurie nieko bendro neturi su pasauliniais dalykais. Tai dabar grįžtant prie tos Amerikos, tai kas čia su tuo Trumpu? Tai žinokit, su juo tai viskas yra gerai, nes jisai supranta, kad Amerikai yra batai. Ta prasme, batai konkurencingumo prasme, šalis, kuri kažkada dominavo pasaulio prekyboje, dramatiškai pralaimėja Kinijai ir jie desperatiškai bando sukurti naujas žaidimo taisyklės, kuriuose jie vėl galėtų dominuoti. Ir dėja, visa tai turi daug šalutinio poveikio ir mes jį tiesiog dabar liudijam, kas vyksta. Bet tai kaip mes galim padaryti, kad tas šalutinis poveikis būtų mūsų šalutinis privalumas? Tai šita diskusija yra didžiulis privalumas ir apie tai, ką šneka ponas Mikštėnas, tai ir yra tie privalumai, ant kurių mums reikia ir toliau žaisti. Tai dabar klausimas apie tą elektros energiją. Tai taip, skirtinguose sektoriuose tai yra lemiantis dalykai. Tai mes nebandykim visko suplakti ir taip generalistiškai kalbėti, kad čia svarbu, čia nesvarbu. Jeigu mes paimtume tokius segmentus, kaip pavyzdžiui ateities infrastruktūra, kas yra duomenų centrai, tai ten 70% visų kaštų yra elektros kaina. Ir čia yra viską pasako. Ta prasme, kur yra pigiausia elektra ir ne tik pigiausia, bet jinai yra žalia, tai ten tos investicijos ir keliaus. Tai yra tokių užklausų? Daug jų yra, bet reikia tik tais konstatuoti, kad čia yra tik tais vienas aspektas, kuris yra toksai mūsų wishful thinking. Kad mes norėtume, kad 28 metais, bet mums kažkaip reikia parduoti tas investicijas šiandien. Ir šiandien mes turim daugiau problemų. Mes turim tam, pavyzdžiui, perdavimo mokestį, kuris yra visiškai nekonkurencingas. Mes turim aibės visokių kitų limitų, kurie mums neleidžia, kaip pasakyti, pasinaudoti tą galimybių langų. Bet žiūrint į ateitį, bet koks konkurencinis pranašumas ar elementas tos formulės konkurencinio pranašumo, kurį mes labai labai smarkiai dabar lūzinam, nes praeitį mes konkuravom tik per kaštus. Tai faktas, kad energetinis ištekliai žiūrint į ateitį ir ypač industrijai, kuri yra labai imli ir tas imlumas tik didėja energetiniam ištekliam ir jo visi bus vis tiek elektros, nesvarbu tik tais, kai bus ta elektra pagaminama, čia kitas klausimas, bet viskas bus varoma elektra. Gerai, bet vis tiek mes turim pasakyti, ar yra dabar jau kokiu nors ženklų, bandymų offshoringo procesus gyvendinti Europoje, susigrąžinti pramonę į didžiasias šalis dėl to konteksto, apie kurį mes čia šiandien kalbam? Tai susigrąžinimo planų tikrai yra, dėja jie tokie vyksta beždžioniukų diskotekos principų. Vat ką Amerika daro, tai bando Europą pamėgdžioti ir mėgdžia labai prastai. Tai vat Amerika su savo Inflation Actu pradėjo barstyti subsidiją, Europą, mes irgi turim subsidijom barstytis. Ir čia tada gaunasi toksai,
ne visiškai korektiškas modelis, nes tai, ką barsto Vokietija ir Prancūzija, tai yra visai kito lygio, kaip pasakyti, subsidijų biudžetai, negu mažosios šalis gali pasiūlyti. Tai tas gal ir vyksta, bet mes supraskim, kad nereikia žiūrėti į Ameriką, nes kaip ir buvo minėta, yra Kinija pagrindinė šio bežiniukų diskotekos didžėjus ir yra tokia pasaulio dalis, kuri vadinasi Afrika, apie kurią mes Lietuvoje visiškai nešnekam, bet jeigu pažiūrėti, Afrika yra viena, šiandien dieną, jeigu atsidarytumėt FDI Intelligence, tai FDI srautų top 10 8 yra Afrikos šalis. Tai ką tai reiškia? Reiškia, ten yra ne tik, ką mes turim, ten talentus, energiją, o ten dar jie turi išteklius. Pavyzdžiui, vertingas mineralus, kurių mes niekada neturėsim. O mes su Afrika absoliučiai nieko nedarom, mes net neturim jokios strategijos ir jokio supratimo, ką mes ten galėtume padaryti. Tai aš sakyčiau, mano pagrindinis toks klyksmas bežiniukų diskotekoje, nusimkim tuos akinius, kuriais mes matom tik vidinį kontekstą, nes mūsų diskoteka yra tokia platesnio konteksto ir mums reikia labiau suvokti, kas vyksta aplinkui, kad galėtume tuos pasirinkimus teisingai padaryti viduje. Jo, gerai, bet kas turi tos akinius nusimti? Kaip pasako, mes visi, tai taip tarsi nepasakom nieko. Jo, tai, matot, yra toksai kalėdų senelio sindromas, kai mes labai tikimės, kad ateis dėdė ar teta ir vienas atims ir padarys. Pavyzdžiui, prezidentas, pavyzdžiui, premjerė viską padarys, bet... Meras, rimtai. Ką jūs su Afrika planuojat padaryti? Mums nereikia Afrikos, mums Europoje yra ką veikti. Tai va, matot, o man tai Afrikos reikia. Tai gerai. Ką daryti? Tai gerai, tai žodžiu, reikia nesitikėti, kad kas nors jums ir viską padarys. Tokia yra mintis, ir tas suvokimas irgi ateina ne iš karto. Gerai, ponė Cesiulė, kiek Alytus pasiruošęs štai būti toks miestas, į kurį, tarkim, grįžtų pramonė, ateitų tos vadinamos reshoringo investicijos? Ne tik, kad kiek pasiruošęs, mes ruošėmės 20 metų. 20 metų traukėm investicijas, darėm kelius, klojom vamzdžius, tiesėm energetikos, tam tikrus dalykus. Ir iš tikrųjų tie darbai, kurie daromi, politikai nelabai nori juos daryti. Pažiūrėjus visą Lietuvą, čia galbūt Rheinmetallio atvejis yra, kuris unikalus yra, kur tiesiog tau nukrenta iš dangaus toks pasiūlymas ir staiga kažkokiam rajone bus Rheinmetallio gamykla. Mes irgi pabandėm konkuruoti dėl tos gamyklos, nes turim ką pasiūlyti, bet ten reikia 400 hektarų aplinkui dar ploto, apsaugos zonos ir visi kiti dalykai, ko mes net neturėjom ką pasiūlyti. Tai iš tikrųjų merui yra patogiau daryti keliukus, takelius, uliukus, medžius sodinti, tujas karpyti, dekoruoti ir yra labai faina, nes rinkėjai tave mato, kad tu gražini, bet kai tu užkasi investicijas, kai tu užkasi vamzdynus, elektros tinklus ir panašiai, nieks nemato, nieks nevertina. Ir tai reikia labai labai ilgo laiko. Mes 20 metų mūsų pramonės parką kūrėme, dabar praktiškai nebeturime vietos. Dabar turime objektą ir ačiū galbūt Kalėdų seneliui, nes Investuok Lietuva atvedė vieną tokį smurfą, kuris norėtų investuoti $500 milijardo. Kokios gražios mūsų analogijos. Jo, bet manote, tas $500 milijardo investicijų atrodo labai daug. Tačiau darbo vietų, kai paklausiu, gal 200, gal iki 200. Didelis plotas, didelė gamykla, bet ten daug dirba robotų, ten daug dirba technikos, bet tie žmonės, kurie ten dirba, ten jie uždirba labai daug. Bet tai trūksta darbo jėgos? Iš tikrųjų, mineraliniai vandenys Lietuvoje, Alytos gamykla, kuri jau reprezentuoja mūsų miestą, pastaruoju metu uždarinėdami Kauno degtinę, viską sukėlė pas mus į Alytų. Ir kiekvienais metais rodo merė, mes padarėm tiek investicijų, aš labai džiaugiuosi, tačiau nusivedžiau japonų delegaciją, sakau, žiūrėkit, kiek čia žmonių, o sako, kur žmonės? Nėra žmonių, nes pačiai didžioji gamykloje yra 2-3 žmonės, tu matai. Anksčiau būdavo rankinio daug darbo, dabar dirba robotai, linijos važiuoja. Darbuotojų nors investicijų labai daug, tačiau darbo vietų praktiškai tiek pat, skaičiumi. Tačiau pažiūrėjus į darbuotojų atlyginimus yra kur kas aukščiau. Tai ar regionai yra pasiruošę? Aš sakyčiau ne, nes daugelis nieko net nedaro. Net paėmė europinius pinigus, nes žinome, sukurti yra Lietuvoje pramonės parkai, kur savivaldybė galvoja leisti javus auginti arba bulves. Ir augino bulves. Ir dar net protingai tą savivaldybę padarė, nes kitur užėlė miškais. Sukloti pinigai, pakavoti ir panašiai. Ar ką nors mes stengiamės? Labai nedaug savivaldybių stengiasi. Ir tos, kurios stengiasi,
laimi. Aišku, jei būtų Paukštys iš Alytaus, tai ne į Molėtus būtų investavę savo tėviškę, o į Alytų. Jis tą man ir pasakė, mes kalbėjom, diskutėjom, kodėl ne į Alytų. Nu, sako, turi tėviškai grąžinti duoklę. Ir tai yra normalu, tai yra sentimentai ir čia kažkiek Vilniuje, kažkiek Molėtuose. Tai arba tu dirbi ir darai ir stengiasi ir darai daugiau. Net šiandieną mano čia sėdėjimas yra ne apie tai. Net tai, kad padiskutuot, aš galbūt atsiraščiau protingų žmonių arba per kameras parodys ir gal pažiūrėt, Alytus iš tikrųjų nori investicijų. Ir mes tikrai darome viską. Šią savaitę grįžau iš Japonijos. Tai žinote, aš klausiu vieno turtingiausių Japonijos žmonių, teko bendrautis, yra mūsų garbės konsulas, 26 000 įmonė jo dirba darbuotojų, valdo milijardus eurų ar jenų. Ir sakau, kodėl Alytus? Kodėl mes norim rašyti sutartį su miestu ir panašiai? Sako, ne, žiūrėkit, merė, ne Alytus, ne Lietuva, jūs esate Europos Sąjunga. Jūs esate taškas Europos Sąjungoje, muitų sistema ir visa kita. Tai jie mus mato ir, žinote, mums pasisekė nugriepti, pakalbėti, galbūt užmėgsti santykį, nes jie reikia labai ilgai stengtis. Tai man, būtent ne tai, kad pasisekė, o jūs padirbėjot kryptingai, aš tai labiau tą girdžiu. Tai aš ir sakau, kad jeigu dirbsi, kažką gausi, jeigu sėsi, kažką pjausi, jeigu nedarysi nieko ir lauksi Kalėdų senelio, aš investuok Lietuvą, nu jis dažniausiai apeis tave. Tai gerai, o kas yra ta investicija, gerai, jūs Paukščio neturit, bet ką jūs turite Alytui? Kas yra tai, ko labiausiai investicinė prasme dabar Alytus didžiuojas? Vakar tarybos posėdį 107 hektarų aerodromą perėmė miesto savivaldybė, naikiname aerodromą ir ten bus laisvoji ekonominė zona, nes Nemuno kranto idealiai lygus sklypas su visom komunikacijom. Mes jau dabar pasiėmė europinę paramą, darome žiedus, kelius, komunikacijas vedam to, kas nieks nemato. Ir ten milijonai. Ten kiek tiltų, apie duomenų centrus gal ne, mes kalbam į 107 hektarus, aš manau, galėtum sukurti 2-3 tūkstančius vietų darbo ir šitoj vietoj mums daugiau nereikėtų nieko daryti, galėtų sėdėti ir Kalėdų senelį vaidinti, dovanoti visiems dovanėlės, nes po to užsisuktų visas miestas, visas regionas, nes mes kūrėm darbo vietas ne tik miestui, mes kūrėm visam regionui. Gerai, tai bet kūrė, kaip ir girdim ir ką jūs sakote, ir mes matom, ne visi daro, ne visi, kai kurie, kaip gražiai čia ponas Cesiulis pasakė, patogiau keliukų projektais užsiimt. Indrė Genytė Pikčienė sako, kad mes esam tokioj palankioj pozicijoje, ar ne? Ir prieš perinant prie tokio pasvarstymo, ką konkrečiai daryti, kad mes pasinaudotumėm tuo galimybių langu, man visgi noris klausti apie tą aspektą, kurį minėjau pradžioj, nes mes čia galim susitart, mes galim turėti tokią bendrą nuomonę, kad štai mes imsim, Lietuva labai palankioj pozicijoje, mes to galimybių langų naudosimės, bet štai ryte girdžiu vienas iš valdančiųjų kalba apie energetikos ministrą ir pasakoja, kaip jis jį rinksis. Jisai rinksis pagal tai, kiek tas energetikos ministras yra nusiteikęs dirbti, o ar jis nusiteikęs dirbti, jisai spręs pagal 2 aspektus. Kiek jisai norės įsiaiškinti, kas yra nusipirkę Ignitis akcijų. Ir antras aspektas, kiek jisai supras, kad Jėgainių parkas, čia citata, yra visiška afera. Ir turime mes tokią valdžią. Ir tada kas iš to, kad mes čia visi pasitarėm, susitarėm, nusprendėm, kurią kryptim turime turėti Lietuva. Ir štai mes turim dabar tokią valdžią. Pone Maikštėnai. Mane šiom dienom daug žmonių klausia, tai kaip čia vertinat ir visą kitą. Ir aš sakau, kad aš labai laimingas, kad Lietuva yra demokratiška šalis. Ir daug blogiau būtų, jeigu demokratijos diskusijų ir bandymų apsvarstyti, pažiūrėti, o ką dar galima padaryti kitaip, kodėl tas daroma ir taip toliau nebūtų. Savaitgalį perskaičiau Timothy Snyderio tokią trumpą knygutę iliustruotą gražiai tironija, apie tai, kaip ta tironija ateina. Ir kolegos klausė, sako, mes esam labai laiminga šalis. Lietuvoje jokių šansų tironijai, kadangi tai yra tikrai realiai veikianti demokratija. Žmonės balsuoja, žmonės kalba apie idėjas, tas idėjos po to patikrinamos tikrovėje. Tai čia, aš manau, nereikia taip gal pergyventi, kad kartais atsiranda ir stambesnės antraštės ir kiti dalykai. Taip, akcijų rinkose, apskritai tarptautinėse finansų rinkose, šita aplinka yra labai jautri. Aš atsimenu, kaip mes sunkiai ir daug 200 susitikimų su didžiausiais pasaulio fondais darėm, kaip pritraukinėjom tą 500 milijardo į Lietuvą.
ir kai reikėjo aiškinti, kuriam taške pasaulio yra ta Lietuva, ir kai vienas iš esminių dalykų po euro ir NATO buvo, kad tai mes esam daugiau šiaurės Europą, šiaurės rytų Europą, kuri yra prognozuojama, kuri yra darbšti, bet kuri yra stabili. Tai tas išlieka ir aš vėlgi, sakyčiau, gana paprastai, kiekvienas turim iš vienos pusės mylėti savo šalį, stengtis padaryti daugiausiai, jeigu kyla kažkokie klausimai, į visus juos atsakyti. Kas jau kas, o Ignitis grupė visą laiką stengiasi padaryti maksimaliai daug ir kartais dar daugiau negu kad įprasta arba net žmonės gali sugalvoti, tai mes ir išliksim tokias. Du dalykai, iš tikrųjų trumpai. Tai pirmas dalykas, matyt, reiktų atsigręžti atgal ir pamatyti, kad ne politikai pastatė Lietuvą per šitus 30 metų, o iš apačios kilo šitą gerovę. Iš tikrųjų, verslai, gyventojai, intelektualai, mes visi kūrėme Lietuvą ir padarėme tą tikrai labai kietai. Tai manau, kad tas tęsis, nepaisant to, kokia bus politinė kadencija, nepaisant to, iš kurios pusės tėvėjai pūs. Tai yra labai svarbu. Nepamiršti, vardan ko mes čia esam, ką mes patys galim padaryti. Kitas dalykas, mes iš ties čia neturim kažkokių priešpriešų. Visi chorų sutarėm į vieną dūdą pučiam, labai visi sutartinai žinom, ką reikia daryti, bet tarp mūsų šiandien nėra tų, kurie nežino arba kurie kažkaip mano kitaip. Tai gal čia yra problema. Gal mes turime neužsidaryti savo snobizmo burbulėlyje ir tas diskusijas galbūt, gal aštresnės, galbūt kantrybę reiktų pasitelkti labiau, jas plėsti ir nenustoti, nepavarg diskutuoti, nes tą reikia daryti. Mes susifragmentuoti savo mažoje šalyje tikrai labai galime greitai, bet tai niekur neveda. Iš tikrųjų, nepaisant to, kokie mes visi gražus, protingi, nuostabus, bendrauti reikia, nes mūsų Lietuva ne vien tik tai yra iš super intelektualių žmonių, yra visokių ir visokių reikia. Tai yra tuo mes ir ypatingai iki šiol buvome, kad mes sugebėdavome tiek per Baltijos kelią, tiek per kitas šventes susikibti už rankų visi ir būti vieningi. Tai tos vienybės, manau, kad reikia ir tada jokie barjerai mums labai netrukdys. Aš girdžiu tą mintį ir jinai irgi yra svarbi ir matyt, kad jinai yra platesnė negu mūsų diskusijos tema, prie kurios grįšim, bet tada iš karto atrodo, kad reikia, kad tie, kurie yra tarsi kita pusė, ne burbulas, kad jie būtų irgi linkę girdėti, kai jie atsidūrė tokiose diskusijose. Dažnai būna kitaip, paprovokuoja kažką, pasimėto ir tada visa diskusija yra bandymas atsišaudyti provokacijas. Tai yra sudėtingi procesai, kuriuos reikia kažkaip sugalvoti, kaip aptarti. Jo, aš čia norėčiau, kaip pasakyti, įsikišti vien dėl to, kad mes su tuo irgi labai susidurėm kaip investicijų pritraukimo agentūra, kur mes ir turėjom čia tokių keletą atvejų, atsimenu, toks Darbėnų projektas, kur ten sukilo žmonės ir mums tai buvo toksai irgi pirmas dušas, kaip pala, tai nieks nenori investicijų, ta prasme, taigi darbo vietos, čia milijardai, čia atrodo, kad pagal nutilėjimą čia visiems reikia, o atrodo, ne visiems reikia. Ir man, pavyzdžiui, tada atėjo toks supratimas, kad mes kažkaip nesugebam išartikuliuoti naudų ir kalbėtis su Lietuva, nes Lietuva tai nėra tik Vilnius, Lietuva yra viskas. Ir aš, pavyzdžiui, labai džiaugiuosi, aš sakyčiau, Alytaus atvejis tai yra toks labai geras sėkmės pavyzdys, kaip savivalda, kaip pasakyti, išartikuliuoja naudas. Jo, ir jie kaip sugeba, ta prasme, tai kapitalizuoti kaip, interesas tos grupės. Tai vietoj to, kad meras ten statytų tuos suoliukus ir sodintų medžius. Ir tuos daro, bet vis tiek sutelkia aibę viešų resursų ir dar pakloja ir paruošia investicinę aplinką. Bet yra turbūt ir Alytuje grupelė nemenka žmonių, kurie sako, kam čia mums tos investicijos. Žinot, kadangi aš pakankamai nemažai komunikuoju internete, tai jeigu parašau postą apie pramonę, kad pritraukiam gamyklą, perkapam justelę ar jau pradedam statybas, tai sulaukia 3, 5, 10 tūkstančių peržiūrų, bet jei nugriūna mūsų Alytuje eglutė, 3-5 milijonai. Tai žinote, ko žmonėms reikia? Be abejo, skirtingiems žmonėms, žiūrint kurioje platformai, LinkedIn ar Instagram ar kažkur kitur. Tai vieną dalyką esminį, ką mes padarėme, ir galbūt ne mes, padarė mūsų rinkėjai, tai mes iš tarybos atkabinome verslininkus, kurie buvo vienas didysis trukdis, kurie nenorėjo investicijų. Ir viską darė. Pas mus pramonės parke 17 metų buvo tik tai 2 investuotojai. Dabar mums liko 3 sklypai, kur iki 3 hektarų labai nedideli.
Jie nenorėjo, nes pagalvokite, tu moki nedidelį atlyginimą, žmogų pririšęs prie miesto, žinai, kad jis jau neišvažiuosi, žinai, kad jis jau amžius 50 ir plus ir jis dirba ten. Ir kam tau atsivesti Telktoniką, kuri mokės 2 kartus didesnius atlyginimus, kuris mokės papildomą pensijų fondui, dar kažką darys papildomas naudas ir jie nenori. Ir kai tokie, kurie nenori, tai randa priežasčių, kad tarši gamykla kelia visuomenę, kad čia mums nereikia. Ir aš galiu garantuoti, jeigu Lietuvoje ta gamykla, kuri dabar pas mus ateitų, padaryčiau tokį demokratišką balsavimą, 75–85% pasakytų, kad mums nereikia investicijų. Mums ir taip gerai. Nes dažniausiai balsuotų vyresni žmonės, kurie eina balsuoti, jaunimas nebalsuoja ir taip toliau. Tai iš principo, kai kada reikia žiūrėti tą perprotingumo kreivę ir kai kada girdėti, bet kai kada remti savo argumentais, nežinai. Pašalinti verslininkus. Galbūt arba kitas nuomonės, nes iš tikrųjų tikrai tai reikia autokratijos kažkiek tai, kad po to parodyti tą vertę, kas iš to bus. Tai mes dabar tada ir pabandykim išartikuliuoti naudas taip, kad suprastų mus ir tie, kurie čia yra ir kurie nėra. Ir beje, jeigu jūs turėsit klausimų, irgi bus galimybė. Bet man ir noris, kad mes pasakytumėm, ką tada mums daryti, kad mes to galimybių langų pasinaudotumėm ir taptumėm tą, nežinau, reshoringo tokių centrų, kada nors potencialiai. Ponas Mikštėnas, kuris pirmasis ir iškelia šitą mintį, yra kalbėjęs ir apie kabelį Baltijos šalių ir Vokietijos kaip labai tokį esminį po sinchronizacijos svarbiausią projektą, ar ne? Tada tas jėgainių parkas irgi, tai čia energetikams darbas. Kas dar kokie yra žingsniai, kad pasitvirtintų šitas scenarijus? Tai mes visų darbų nepadarysim. Kiekvienas turim savo darbelį, šapelį, nešam, dirbam, krūtam. Mūsų darbas yra padaryti savo darbus ir labai daug kam paaiškinti, kas jie tokie ir kas gali iš to būti, nes virš energetikos po to gula ir statosi visi tie investicijų rūmai. Lietuvos energetika, iš tikrųjų visada, ir ne tik Lietuvos, visa rytų Europos, Baltijos šalių energetika, išgyveno labai didelės transformacijas ir visada buvo dideliam sukūry tam tikrų net ir geopolitinių kovų. Ir tos geopolitinės kovos, jeigu pasižiūrėt, ne viena yra laimėta. Aš galėčiau įvardinti šiuo metu bent 3 Lietuvos pergalės. Vieną didžiausią pasakykit, kad užtvirtintumėm. 3, kurios yra iš energetikos ir jos yra maždaug vienodo strateginės svarbos. Pirma, tai yra Independence terminalas. Antra, tai yra sinchronizacija, čia jau buvo kartu su Baltijos šalim padaryta. Ir trečia, jeigu suprast, kiek svarbu yra investicijos milijardinės į vietinę gamybą, tai buvo Ignitis listingavimas ir investicijų pritraukimas. Tos 3 geopolitinės pergalės prieš rytų kaimynus jau laimėtos. Dabar jau čia yra tik tai post prisiminimai, bet liko dar 2. Energetikoje didžiosios. Tai yra jūrinė energetika ir iš dalies lanksčio energetika ir kabelis į Vokietiją, kuris užtvirtintų viso šito regiono rolę centrinės Europos miksą. Kokios kliūtis, kad mes pasiektumėm tas pergalės? Trumparegiškumas, trumpalaikiai interesai, asmeniniai interesai, pavydas. Ką ir girdim labai politinėme epizode, kurį reiškia pamiršimas, kiek trapita yra mūsų valstybė, kiek tas regionas mūsų trapus ir kaip svarbu visiems ramiai susikaupus išnaudoti tą geopolitinį langą. Mes daugybę geopolitinių langų išnaudojom ir nusilpus Rusijai gauti nepriklausomybę ir įstoti Europos Sąjungą ir į NATO. Buvo trumpas galimybių langas. Dabar yra galimybių langas onshoringo, reshoringo, pritraukimo didelių tarptautinių investicijų. Nepramiegosim, aš manau. Aš galvoju, pavyzdžiui, ar žino žmonės čia susirinkę apie Baltijos šalių ir Vokietijos kabelį, tarkim, daugmaž ką nors. Vat kokie 2, ne? Gal pasakykim truputį kelis žodžius dar. Taip. Ir čia, man atrodo, kai sakot, ką reikia mums dar nuveikti, tai dar daug aiškinti, kas tai yra. Bet pasakykim keliais žodžiais. Lietuva kartu su Latvija ir Estija gali pagaminti elektros energijos 7 kartus daugiau negu sunaudoja.
Geriausia būtų, kad ta nauja elektros energija konkurencinga, dauguma, didžioji dalis jos būtų tokiose investicijose ir parkuose kaip Alytui. Pritraukti reikėtų pramoninės duomenų centrų, naujos kartos technologijas ir į jos naudotų tą energiją, bet kad tos investicijos ateitų, visada, tie didieji investuotojai turi įsitikinti, kad ganėtinai ilgą laiką šitam regione išliks tos konkurencingos kainos. Europos sistemoje konkurencingos kainos yra tik tose šalyse, kurios pagamina daugiau negu suvartoja. Ir čia mes tada ateiname kiaušinio ir vištos problemą, nes tu negali investuoti komerciškai į per daug, jeigu neturi kur tos energijos padėti. Todėl tos jungtys į Lenkiją ir ypač Vokietiją yra esminis elementas to ilgalaikio šalių ir ypač Lietuvos konkurencingumo. Jeigu mes eksportuotume ne 7 kartus, maždaug tarp 20–30% energijos eksportuotume į Vokietiją, likęs kainų lygis būtų radikaliai žemesnis maždaug Skandinavijos lygio, bet jau ne metus, ne mėnesį, o keletą dešimtmečių. Aš girdėjau tokį apibūdinimą, kad tam kabeliui esant Lietuva taptų tokia nuotolinė Vokietijos elektrinė. Tikrai taip, ir ne tik Lietuva. Visas šitas regionas, bet ypač Lietuva. Ir tai yra, ir ką aš noriu pasakyti, ir vertė yra ne tik tas pelnas iš eksporto, bet daug didesnė, 10 kartų didesnė vertė yra iš to, kad tada šitas regionas turi dešimtmečiams konkurencingas kainas, kurios po to toliau traukia tarptautinės investicijas, nes joms yra ta bazė energetinių konkurencingų kainų yra esminė. Mes šiek tiek laiko dar turim ir aptarsim, ką kitiems atrodo, kad mums reikia daryti, bet aš galvoju, gal yra poreikis iš auditorijos arba klausimą užduoti, arba irgi ką nors pasitikslint. Tai apie kokią nors elektrinę, tai apie kabelį, arba dar ką nors, kas jums, kuo norisi prisidėti prie šitos diskusijos, tai kilstelkit ranką arba kokį kitą ženklą duokit. Norisi, kad tas festivalis jau palengva, kurio čia yra pirma tokia diskusijų linija, diskusijų blokas, įsivažiuotų ir savo tokia tikrąją esmę, kad mes tiesiog visi kalbėtumėm, kad ir iš kurių burbulų esam. Tai noris, kad kas nors būtų savanoris ir pirmas pakalbėtų ir būtų vienas iš pirmųjų į Vilnių persikėlusio festivalio būtent klausimų uždavėjų. Tai jeigu čia toks atsirastų, labai maloniai laukiu. Kvailų klausimų nebūna. Yes! Ar dėl atominės energetikos kas nors numatyta? Aš pakartosiu per mikrofoną, ar yra numatyta kas nors dėl atominės energetikos. Lietuvos nacionalinė energetikos strategija yra numatyta, kad Lietuvai gali reikėti atominės energetikos, bet ne senosios, o naujos kartos atominių reaktorių, turbūt 4 kartos. Kas strategijoje įrašyta, kad, ten paminėti 28 metai, manau, realiau būtų tą daryti ir matyti taip ir bus kažkur apie 32–4 metus, įvertinti, ar jau tos naujos kartos elektrinės sukurtos, ar jos konkurencingos, ar jos gamina žemesnės kainos energiją lyginant su žalia energetika ar kiltom alternatyvom. Ir jeigu jos patampa konkurencingos, tada pradėti naudoti jau ir mūsų regione, įskaitant Lietuvą. Ką Lietuva turi padaryti, tai tam tarpe, kol mes laukiam, kol jos atsiras, nes jos visos tik popieriuose ir kompiuteriuose, kol kas gyvenime nei vienos nėra, išlaikyti tam tikrą opcionalumą, tai vadinama, tą galimybę, ypač kadangi yra uždarinėjama Ignalinos atominė elektrinė, ten yra visa infrastruktūra ir taip toliau, tai jos neištaškyti, ją rezervuoti iki to laiko, kai pasaulyje atsiras konkurencingos atominės elektrinės, kurios galėtų būti jau ateiti po to, kai mes išnaudosime savo potencialą. Bet ir yra tas opcionalumas dabar išlaikomas, neištaškoma, juk vyksta dar procesai. Viskas gerai, bet vėlgi, visada būna pagundų. O gal duokim ten kokiom jungtim pasinaudoti, prijungiant ten kokius nors, kad ir ten saulės ar vėjo parkus ir taip toliau. Ta dalyką reikia laikyti, saugų, kadangi infrastruktūra yra pritaikyta, reiškia, tokiems pavojingesniems objektams ir kai tik tai tie konkurencingi sprendimai atsiras, Lietuva neturi pirkti pirmos 10 naujos kartos atominių reaktorių,
o kokį 1000 galbūt jie bus mažesni ir taip toliau. Tada jie bus pigesni, jie bus išbandyti ir va tada tas laikas ateis. Mano dabartiniu vertinimu tas laikas galėtų būti apie 40 metus. Iki tol mes turim išnaudoti žemėje saulę, vėją ir jūroje vėją, baterijas, kruonį, na ir kažkada atsiras elektrolizė. 40-ais, tai yra vilčių, kad dar sulauksim. Ačiū už gerą klausimą, išsamų atsakymą. Mačiau, kad klausimas yra dar vienas antroje eilėje. Nenoriu rodyti pirštų, bet jeigu norit prisistatyti, prašom. Renaldas Radvila. Gerai, kad mes būtumėm aukščiau. Aš įgarsinu klausimą. Elijus Čivilis yra prelegento nuomonė, ne Kalėdų senelis, o piršlys. Ir kas yra Lietuvos pagrindiniai konkurentai investicijų prasme ir ko reikia, kad šokteltų į priekį Lietuva ir atsiplėštų nuo konkurentų. Jo, tai apie viską iš pradžių, tai apie tą Kalėdų senelį aš labiau tokią kaip mistinę būtybę, kuri kažką turi padaryti, o aš tai vat lauksiu, kol man atneš. Čia gerai buvo analogija su Alytum ir nugriuvusią eglutę kaip tik. Nu, nes aš lygiai taip pat žiūriu ten į premjerą ir sakau, gal man čia ką nors atneš, ten kokį gerą įstatymą, kuris čia tą Lietuvą padarys labai konkurencingą. Tai dabar istoriškai valstybės turi tokias 3 opcijas konkuravimui. Tai yra per kaštus ir mes istoriškai visą laiką tiesiog sakėme, mes pigesni, mes geresni, ateikit pas mus. Antras yra per lokaciją, tai pavyzdžiui yra Airija, kuri yra Europos Sąjunga, bet yra angliškai kalbanti, yra šalia Amerikos, yra koks nors Singapūras, kur irgi per lokaciją konkuruoja. Tačiau mes esame nepigus, mūsų lokacija labai tokia, na, kokia jau yra. Lieka vienintelis būdas konkuruoti per kompetencijas. Tai kompetencijos iš karto spanuoja tokį esminį dalyką - specializacija. Tai dabar mes kaip valstybė esam pasirinkę specializuotis tokias 3 dedamasias. Sumanioji specializacija ekonomikos yra, ar ne? Tai čia yra gyvybės mokslai, inžinerinė pramonė ir ICT. Čia buvo kažkada užmastyta ir ten po to kiekvienas tas žodis turi ten 95 atspalvius, kas ten yra tas gyvybės mokslai. Pavyzdžiui. Man atrodo, neužmastyta, čia yra Europos Sąjungos toks reikalavimas. Tai mes istoriškai irgi, kai konkuravom šitos srityse, vėlgi viskas buvo per tai, kad mes esam pigus. Ir dabar kuo giliau į tą jau savo praradimą tos konkurencinės formulės, mums tom naujom formulėm sukurti yra labai labai skirtinga branda. Na, pavyzdžiui, mūsų IT yra žiauriai gerai, jie labai greitai, sakykim taip, pasivijo tą kompetencijų modelį ir tikrai Lietuvoje šitas sektorius yra europinio lygio pagal gebėjimus, atlygį ir ten yra visai kiti konkurentai, nes, sakykim, taip sektorius turi visai kitokių problematikų, negu problematikas turi ten kokią nors inžinerinę pramonę ir gamybą. Tai dėl to šalis konkurentės yra labai labai skirtingos. Bet dažnai su kuo susiduriam, tai aišku yra kaimyninė Lenkija, nes kuo Lietuva ten nuo tos Lenkijos skiriasi? Na, tai pavyzdžiui tuo, kad ten gyvena 10 kartų beveik daugiau žmonių, kad ten yra pigiau negu Lietuvoje, ten daugiau žemės ir tada, na, natūraliai tu nepabėgsi nuo savo to regiono. Bet ką mes matom naujas konkurentės, su kuriuom, na, taip sakykim, net nežinom, kaip čia, kaip pasakyti, sužaisti. Pavyzdžiui, paskutinį projektą, kurio neįvardinsiu kompanijos, mes pralaimėjom Ispanijai. Ir dabar taip istoriškai mes tai Ispanija nelabai konkuravom. O dabar, vat, reikia suprasti, tai kas čia įvyko. Ir kaip atrodo pirminiai jūsų tokie nuojautos momentai? Nu, man tai pirmoji yra džiaugsmas, kad mes jau žaidžiam tada toj normalioj lygoj, ne ten kažkokioj rytų Europos ten periferijai. Pietų Europos periferijai. Dalyvaujam vat su tokiom šalim. Dabar mano supratimas dažniausiai yra, kad mes iš tikrųjų nesugebam galbūt sukapitalizuoti savo tų konkurencinių pranašumų ir juos padėti ant stalo ir pasakyti, kodėl mes esame geresni už Ispaniją. Na, va, tai kas tai yra mūsų gebėjimas va, tokius mažiukus laimėjimus ištraukti ir išpūsti kaip didelius laimėjimus. Na, va, kaip pavyzdys, tarkime, energetikos klausimas yra toks mums labai labai aktualus, nes mes tokį naują segmentą, va, kuriame žaidžiame, yra duomenų centrai. Tai mums tas Lietuvos, kad yra žalia energetika, ček, mes turim paruoštų sklypų, ček, mes neturim kabelio, minus internetinį, nes mūsų latency iš Lietuvos į didžiasias rinkas yra per didelis. Bet galima dar dabar jau sakyti, kad Ispanijoje buvo dingusi elektra, taip, o pas mus ne. O mes planuojam kabelį tiesti, dabar pradėsim šitaip sakyti.
Ne, tai kitaip tariant, šalis priklauso nuo segmentų, su kuo konkuruojam, o į ateitį žiūrint konkurencija yra ne per labai tokį individualų, kaip pasakyti, gebėjimą vienos VŠI, bet apie mūsų gebėjimą konsoliduotis kartu su Igničiu, kartu su ten energetikos ministerija ir paruošti tą Lietuvos tokį pasiūlymą, kad žiūrėkit, čia yra wow. Gerai, labai ačiū. Indrė, kaip atrodo, kas dar, kai sakot, kad mes visgi ne politikai Lietuvą kūrė ir visų mūsų indėlis irgi yra labai svarbus, tai kalbant, grįžtant jau prie pabaigos, keliaujant prie Lietuvos kaip tokio offshoringo galimo centro, ką mes tada kaip, nežinau, gal ir visuomenės atstovai galim padaryti, kad nebūtumėm trumparegiški, kaip sakė ponas Maikštėnas. Na taip, tai iš tikrųjų matyt reiktų visų pirma išnaudoti tą savo įkrovą, kurią turėjom iki šiol, nes lietuviai visada kaip ir darbuotojų samdoji ir apskritai pasižymėjo alkiu, norėjimu kažką pasiekti ir padaryti daugiau. Nes, vakarų tas pasaulis, jisai yra jau pasiekęs prisisotinimo tašką ir to tokio alkio ir noro pokyčiams yra gerokai mažiau. Tai čia, tas mūsų konkurencinis pranašumas, kurį reikėtų kurstyti ir išlaikyti. Ir būdami tokie nedidukai, mes turime, kaip jau minėjau, orientuotis į greitį ir visose pozicijose. Net ir teikiant tuos pasiūlymus, mes turime būti gerokai greitesni negu ta didžiulė šalia esanti daugybė tokių absoliučių konkurencinių pranašumų turinti Lenkija. Mes tokie nebūsim niekada, bet mes savo greičius, savo palankiomis nišinėmis kažkokiomis sąlygomis turime apižaisti, apibėgti ir čia tam reikia turėti kompetencijas, tam reikia greičio, proto, iniciatyvumo ir nepraleisti tų tokių atsiveriančių smulkesnių progų, nes mes tame dideliame žaidime panašu, kad niekad nesukonkuruosime, čia buvo visokių norų Masko gamyklą Gigafactory prisitraukti, bet tai ne mūsų lyga. Ir galbūt mums geriau prisitraukti kažkokį nišinį, kažkokį biotech srities ar ten, nežinau, kitų specifinių nišų verslą, kuris atitinkamai čia gebėtų klestėti ir jam pateikti labai jo poreikius konkrečius atitinkantį pasiūlymą. Tai Lietuva ir bus matyti visą laiką ta tokia nišinės gamybos, nišinių paslaugų ekonomika. Ir kuo toliau, tuo labiau. Man labai smagu girdėti, kad Alytuje kūrėsi tos tokios aukštą pridėtinę vertę kūrenčios robotizuotos gamyklos, nes tai yra mūsų galimybė prašokti vidutinių pajamų spąstų išbandymą. Tai yra praskiesti mūsų ekonomiką tokiomis veiklomis, kurios nėra darbui imlios, kurios nebijo darbo kaštų spaudimo ir augimo. Darbo kaštai panašu, kad šitoj kadencijoje, kuri ateina, augs dviženkliais tempais ir toliau. Ir konkurencingumo, sakykime, tos tokios dedamosios, kaip dar vis palankių darbo kaštų šalis, mes jau labai greitai nebeturėsime. Tai turime ieškoti tų tokių galimybių, kurios padėtų pakeisti mūsų ekonomiką ir padaryti tiesiog atsparesnę darbo, nekvalifikuoto darbui imlaus, sakykime, veiklomis remto ekonominio modelio. Tas pokytis vyksta ir, aišku, labai norėtųsi, kad jis nesustotų. Kad nesustotų, ką tada daryti? Man labai patiko gražiai, kaip Elijus Čivilis pasakė, kad viskas nėra vieno VŠI reikalas, kaip mes susitarėm. Tai savivaldos mes girdėjom Alytaus konkrečiai pavyzdį ir jį visai gyrėm. Girdėjau, pane Cisiuli, kad jūs ir kavos kviečiat visus, kurie turi kokią investicijos, kokį pasiūlymą. Tai koks gal jūsų toks primiktinis patarimas, nežinau, tingesniem savivaldų atstovam arba ir plačiau mums visiems? Tai žinot, vieną dalyką, ką aš pasakysiu, tai kol jūs šnekėjote, aš kažkaip vis tiek mintis pabėga ir galvoju, ką aš kitais metais sakysiu per radiją. Kviečiu deserto, kurio dar nevalgėte. Bet man tai ir iš tikrųjų tai bus. Bet iš principo, ką aš palinkėčiau ir kitiems, tai kai nuvažiuoji į tarptautinės komandiruotės ar į įvairius ten forumus, eiti ant scenos, kalbinti tuos verslus, o nesėdėti bare ir gerti. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, aš pritarčiau kolegijai dėl greičio. Žinot, greitis yra labai svarbus. Aš pamenu, Investuok Lietuvoje prieš porą mėnesių atvedė tą investuotoją. Tai mes kitą dieną jau buvom susijungę su ESO dėl transformatorių statybos, nes jų užtrunka gamyba 1,5 metų. Ir jie taip sėdė, žiūri ir jūs sako, čia rimtai, tai įsivaizduokite, mes už rankos juos vedžiojam. Ir kai jie išeina iš
kai jie išeina iš mūsų, jie apie mus kalba, kad iš tikrųjų Alytus rūpinasi. Ir, pavyzdžiui, mes tikrai, nors nesulaukė vienos paraiškos, bet aš neleidau žmogui eiti atostogų, nes man reikėjo to žmogaus, kad jis pasirašytų tam tikrą dokumentą ir panašiai. Ne 20 darbo dienų, kaip biurokratija mėgsta, o 20 minučių. Ir tada, kai jis mato, kad tu tikrai stengiasi, gal kažkas ir neįvyksta, kiti aplinkybės, bet tu turi daryti. Tai jei darai, dažniausiai ir padarai. Dar kaip paminėjot biurokratiją, aš prisiminiau, ponas Mikštėnas šitą temą iškeldamas irgi vis paminė biurokratiją, sakydamas, kad reikia ją kažkaip nemažint, o kaip jūs ten sakot, spartint, greitint. Turiu iš karto labai greitai idėją Lietuvai, nes buvo daug visokių studijų apie biurokratiją, kaip čia nerangi Lietuva ir visa kita, kainuoja daug. Nemažinant finansavimo, čia gal aš būsiu nepopuliarus, nemažinant viešajam valdymui finansavimo, galima per 3 metus padaryti tokį planą, kad vos ne įstatymo lygių nustatyti visi terminai, kur yra bet kokiam teisiniam akte parašyta, nežinau, 20 dienų, 10 dienų, 1 savaitė, per 3 metus būtų sutrumpinti 3 kartus. Ir tai, patikėkit, mėlėjai, naudojant dirbtinį intelektą, galima su tuo pačiu biudžetu, nedidinant žmonių kiekio, padaryti. Bet jeigu mes sugebėsime savo biurokratiją paspartinti 3 kartus, tai turi multiplikatoriaus efektą viskam. Naujos vertės kūrimui, investicijų pritraukimui, naujų talentų atradimui, viskam, nes čia yra tas butelio kakliukas, ne kaštai mūsų biurokratijos, o greitis ir kompetencija. Gerai, tai mes užsilenkėm daug pirštų darbams, nebent yra koks paskutinis labai trumpas išplėtimo nereikalaujantis atsakymas, mes keliausim tų darbų dirbti. Tai pirmiausia, taip, ponia Mikštėnai, baigiamąją mintį pasakykit. Vieną mintį. Nesusimažinkim savo ambicijų. Jeigu danai gali, jeigu suomiai gali, patikėkit, lietuviai irgi gali. Jeigu visi, kiekvienas savo darbą darydamas, neturėsim tų stogų virš galvos, kas yra ta riba mūsų ambicijai, priimsim tos iššūkius, tai tada ir laimėsim. Yra tas unikalus langas, taip reikia specializacijos. Ir aš čia prisiminiau tą tokią žinomą frazę JFK, Amerikos prezidento, kai jis sakė, mes nusprendėm skristi į Mėnulį ir grįžti atgal, pargražinti žmonės. Ne todėl, kad tai lengva, o todėl, kad tai sunku. Ir čia ne dėl to, kad mėgstam sunkumus, o todėl, jeigu tu padarai kažką, kas yra sudėtingiau, sunkiau ir taip toliau, tada tu turi tą ilgalaikį pranašumą ir mes to pranašumo Lietuvoje turim labai daug. Labai tokia graži pabaiga, tai noris padėkoti ir jums už ją, jums visiems, ypač ponui, kuris buvo pirmasis būtent festivalyje uždavęs klausimą ir tikiu, kad tęs šią praktiką. Ir labai ačiū Nerijui Cesiuliui, Dariui Mikštėnui, Indrei Genytei Pikčienei, Elijui Čiviliui. Dar kartą paplojam visiems pašnekovam, kad jie irgi pradėjo šitą diskusijų maratoną. Ačiū labai, kad atėjote. Jeigu norėsit individualių klausimų pasigauti, padirbėti frakcijose, galimybė, man atrodo, irgi bus. Gero jums festivalio, neišvažiuokit prie ežerų, likit čia, nes labai daug įdomybių laukia visas šias 2 dienas. Tai ačiū visiems ir visiems transliacijos žiūrovams, kurių tikimės, kad buvo daugybė taip pat. Iki kitų susitikimų.